Sveiki, iki mokyklos liko 11 dienų. Šiandien yra rugpjūčio 20 diena. Esame Akropolio Maksimoj ir kaip jau matot, paskelbtos jau tos akcijos 50%. Tai esam dabar prie kuprinių, kuprinėm taipogi 50%. Ir kągi mes čia turime. Taip. Čia labai sunku paukas susigaudyti, kas prie ko. Kuprinė Loop Funky House 80 eurų. Dar viena kuprinė kažkaip irgi tokiam savotiškam stiliuje, reiškia, pateikta. Mini 60 eurų. Kuprinės be pavadinimo 40 eurų. Tokios visokios rožinės. Kažkokia viena kuprinė 30 eurų. Andesant. Herlitz kuprinė turbūt gal. Jo, bent jau užrašyta Herlitz. Bent etiketės to nėra. Kuprinė Mast 50 eurų. Kuprinė Unlimited Camo Green 80 eurų. Ką mes čia dar turime? Ai va, ta vieniša kuprinė, kur buvo čia biškių daugiau gal. Taip. Einam prie kito stendo. Čia irgi Herlitzas, kuprinė be pavadinimo 50 eurų. 40 eurų be pavadinimo kuprinė. Taip. Avenger 60 eurų. Kažkokia mažytė kuprinė, nežinau. Čia nebent advanced mokiniai su telefonais vaikščios į mokyklą. Tai Marvel kuprinė 38 eurai. Irgi tokia mini kuprinaitė 23 eurai. Adidaso kuprinė viena 30 eurų, bent jau čia padėta. Puma kuprinė 36 eurai. Va tokia. Taip pat Herlitzo dar mes čia turime. Mokyklinę kuprinę su metalinė siektim 50 eurų. Kuprinė Loop 80 eurų. Kuprinė Dragon 87 eurai. Kuprinė su pieštukiniu dėklu 25 eurai. Nežinau, turbūt reikia žiūrėti ten kažkur viduj. Gal kažkoks bus dėklas. Čia jo nesimato. Taip, ką mes čia dar turime? Man atrodo, turbūt visas asortimentas. Dragonas jau matėm 87 eurai. Tai vad nėra toks labai gausus pasirinkimas kuprinių. Mūsų kolega Petras Šipkauskas veš sūnų į Lenkiją. Vis įdomam pasižiūrėti, kokie bus jo įspūdžiai. Tai turbūt tiek apie kuprinės. Pažiūrėsime, kas su kuprinėm yra ir kitose parduotuvėse. Kągi, ačiū. Iki kitų įsijungimų.